kaip architektui pirmiausia reiškia aukščiausią statinį Lietuvoje, ne? O paskiau jau visa kita grandinė. Turbūt iš vaikystės asocijuojasi su ta, reiškia, kosminė skraidančia lėkšte virš galvos, paskiau aišku sausio įvykiai. Ir paskiau taip sutapo, kad laimėjom konkursą ir jau 6 metus krapštomės prie to bokšto. Ir visiems įdomus, pastebėjom, kad ir visi rangovai dirbantis labai entuziastingai imasi darbų, bet paskiau pasirodo, kad išties labai nelengva, nes yra kompleksinis projektas, tai jisai apriepia patį bokštą, paskiau parką aplinkui, teritoriją. Tai pradedant nuo pirmo etapo, kuriame mes dabar esam, tai jeigu visi žino paukščių taką ir besisukančią platformą, tai buvo vienintelė prieinama lankytojams vieta ir vienintelis aukštas. Tai dabar bus prieinami 3 aukštai lankytojams, tai lieka tas pats paukščių takas, išsiplės platforma. Bet principas liks restoranas, liks didesnė platforma, jis bus pilnai atnaujintas. Tada viršuje atsiranda baras bistro, kuris dieną bus daugiau priimti jaunesniuosius lankytojus, didesnius turistų srautus. Iš jo galima išeiti bus pasivaikščioti apžvalgos aikštelę lauke uždarą. Ir dar aukščiau turėsim jau tokia konferencijų, tokia intimesnė erdvė. Žinokit, iššūkiai yra kasdien ir neįtikėtinai daug. Be galo sudėtingas objektas visom prasmėm. Pavyzdys, kad šitas bokštas buvo pastatytas per 6 metus, mes 6 metus krapštomės prie rekonstrukcijos. Tai turbūt vien tai pasako, kiek yra iššūkių.